Labą dieną, šitam filmukė mes panagrinėsim, kaip užpildyti lenteles, kurias jums reikia savaime užpildyti tam, kad atsakyti į šios dienos, tai yra lapkričio 25 testus ir atitinkamai nupiešti kai kurias diagramas. Tai pradėkime nuo nedarbo dienų. Čia visos šitos lentelės vienaip arba kitaip susietos su Geomo kurjerio komandom. Čia pas mus yra 5 komandos, kiekviena komanda turi kažkiek tai narių ir visi nariai yra kurjeriai ir jie išvežioja maistą į namus savo kvartale. Kai kur matosi labai per dieną padaryta labai daug išvažiavimų, kai vienas kvartalas, tai galima ten pavažinėti visai nemažai. Taip, mūsų mažai tai domina, mūsų domina kiti dalykai, mūsų domina bendroji statistika visų jų darbo. Čia mes turime informacija apie kurjerius nuo lapkričio 1 iki praeitų metų ir spalio 31 šių metų. Pirma lentelė tai nedarbo dienos, ji šiek tiek pas jūs užpildyta ir dabar aš parodau, kaip ją toliau pildyti. Ką reikia gerai suvokti, tai kad visos šitos lentelės vienaip arba kitaip susietos su formulėm count ifs ir sum ifs. Mes jau šiek tiek turėjome reikalų praeitą sykį su šitom formulėm. Jos pasižymė to, kad jos vietoj to, kad lakstyti šitą užsakymo lakštą ir žymėti atitinkamus regionus, galite parašyti vieną didelę formulę, kurią paskui labai lengvai galima keisti ir tokiu būdu skaičiuoti tinkamą jums informaciją. O dabar tam, kad paskaičiuoti kiek buvo praleistų dienų, mes turim skaičiuoti, kiek buvo tuščių langelių. Tačiau šitas tuščias langelis šitoje vietoje matosi, kad mes tokius skaičiuosim. Paskui čia mes žymim visą regioną, datų regioną pagal visus metus ir sakom, kad datos turi būti didesnės negu lapkričio 1 ir paskui, kad datos turi būti mažesnės negu gruodžio 31 ir mes skaičiuosim C3, NC3 regione. Tai yra Jurgio Pankaus langeliuose užsakymo lakštai, nes čia matosi užsakymai. Taip reikia suprasti šitą formulę. Dabar pirmas stulpelis pas mus pilnai užpildytas, tai tam, kad kitus užpildyti stulpelius, aš galiu taip patraukti. Aišku, čia bus vieni ir tie patys skaičiai ir toliau man kas belieka, liks tik tai keisti datas. Taip, o čia turi būti 25 jau 0101 nuo sausio 1 ir 25 03 31. Taip, o viso kita pas mus liks. Taip, mes galim čia šitos dalykus patraukti. Tik tai reikia šiek tiek atsargiau žiūrėti į šitus dalykus, nes čia reikia skaičiuoti sumas. Taip, o šitų langelių, tai kai užpildama dalį šitų langelių, reikėtų patraukti į dešinę. Taip, o šitą skaičių, tada jis paskaičiuos visos komandos, rombo komandos šitą suminį skaičių nedarbo dienų per šitą laikotarpį. Taip, ar paskui lygiai tas pats toliau kopijuoti galima taip. Šiandien Ctrl+C padaryti, šitoje vietoje padaryti Ctrl+V. Taip, jau čia nusikopijavo, paskui šitoje vietoje pažymėti irgi padaryti Ctrl+V. Šitoje vietoje pažymėti ir irgi padaryti Ctrl+V. Ir šitoje vietoje pažymėti irgi padaryti Ctrl+V. Taip.
Nu, paskui jau galima drąsiai pratraukti į šitą šoną šitos skaičiukus. Taip, čia sumas jau mes tvarkingai paskaičiuosim. Taip, Ctrl Z, čia netyčia suklydom, taip. Ir šitas dar liko neužpildytas. Nu, toliau čia be abejo likusios langelėse jūs jau sugebėsit panašiai visus kitus stulpelius užpildyti. Taip pildomos nedarbo dienos. Toliau, kiek yra aptarnauta kliento, pas jūs gal netgi mažiau čia pažymėta, pildosi lygiai tas pats, jums tiesiog reikės keisti datas, čia pagal filtruoti datas pagal atitinkamą periodą, tik tai atkreipkite dėmesį, kad čia vyksta sumavimas, taip, o visa kitas, tai čia išlieka praktiškai tas pats. Nu, ir ten, kur virš 20, lygiai tą patį reikia daryti, o čia visiškai tuščia mūsų eilutė, aš vėlgi galiu patraukti ir šitoj vietoj vėlgi turėsiu rašyti ką man 5, 01, 01, paskui čia reikia rašyti 25, 03, 31, nu ir enter, taip, ir pas mus jau šitas turėtų būti užsipildęs, taip. Tik tai jeigu aš šitą paspausiu, tai aišku, ten, kur yra suminiai skaičiai, bus negeri įrašyti, taip, galima čia geriau galima to ir nespausti, reikia čia atsargiau kopijuoti, taip, nu čia va taip galima paspausti, paskui čia reikės vis tiek skaičiuoti sumas, taip, tai galim čia va šitaip padaryti. Dar vienas būdas neskubėti kopijuoti apačią. Galima iš karto visas datas sutvarkyti, kas čia pas mus 0401 ir čia, ne 24 aišku metų, jau būtume suklydę 25 metų, čia pas mus 25 metų, čia turėtų būti 0630, taip, čia 06, šitoj vietoj 30 ir enter, taip, ir čia reikėtų patraukti, taip, iki galo, taip, nu ir paskui šitoj vietoj pas mus turėtų būti jau kas 0701, jau galėjom metus netyčia pamest, taip, 25-ieji, toliau čia 25-ieji ir 09 ir 30 data, ok, šitą mes irgi užpildėm, ir čia pas mus jau trumpesnis periodas, čia nuo 10.01 iki bus 25, 10.31, taip, 10.31, enter, čia, kai užpildėm šitą vieną eilutę, mes laisvai galim pildyti visas kitas, o būtent to pažymim už šitas pilkas eilutės ir paskui tiesiog kiekvienam blokelė pažymėję tinkamas eilutės mes užpildysim, taip. Čia šitam vietoj Ctrl V, užsipildė, šitoj vietoj taip atsargiau, taip Ctrl V irgi užsipildė, šitoj vietoj paspaudėm Ctrl V irgi užsipildė, taip, ir tokiu būdu praktiškai viską mes čia turim, taip. Taigi tiek iš šios dienos, aišku, čia negalima pradėti sukčiauti, nes tarsi mes parodėm netgi realius
skaičiukus, kaip čia užsipildė, bet mes tikėkimės, kad jūs sąžiningai patys šitą išbandysit ir užpildysit pilnai rankom savo šitas diagramos ir dar geriau suprasit atitinkamai formulės. O čia count ifs, panašiai kaip ir nedarbo dienos, mes skaičiuojam pagal filtrą, kad turėtų būti daugiau negu 20 aptarnauta klientų. Kągi, ačiū tiek šiai dienai.